Sveiki, Gerai. Žygi. Senai kalbėjomės, iš tiesų 2 labai intensyvios savaitės mums. Tai todėl atsiprašysim klausytojų, kad 2 savaitės leidom tokius, nu, normalius podcastus, bet be mūsų tokio gilesnio aptarimo. Todėl manom, kad šiandieną kaip tik laikas sugrįžti, viskas čia bruzda Lietuvoje. Bet ir ne tik tai, ir pasaulyje vyksta labai svarbus dalykai. Ir Ankaros NATO viršūnių susitikimas vyksta. Ir aš buvau Izraelį praeitą savaitę, labai intensyvi kelionė ir be to Žygi jūs buvote Austrijoje, mūsų politinės šeimos, iš esmės viršūnių susitikime politinėje asamblėjoje. Tai apie tai papasakosim, bet dabar karščiausia tema Lietuvoje, nors turėtų būti NATO reikalai, dėja tai yra tiksliau, dabar trečios vyriausybės, kuri pradeda darbus, bet nebejoju, kad ir šita bus nevykus dėja. Taigi, pradžiai, įvedant šitą temą, dabar, žinot, tiek jūs, tiek aš, mes labai dažnai keliaujame į visokius čia politinius susirinkimus. Anksčiau niekas nežinojo, kas pas mus dedas ir mums reikėjo aiškinti, kas čia per antisemitai valdžioje, kas per koalicijos problemos, bet dabar jau prie manęs pradėjo prieidinėti, sako, kas čia darosi pas jūs jau trečia valdžia per 2,5 metų. Kas pas jūs ten vyksta toje Lietuvoje? Nu tai aš nebejoju, kad jums panašiai tenka aiškintis dėl mūsų valdančiųjų nuodėmių. Bet bendrai, kaip jūs matote šią situaciją ir po to pakalbėsim truputį apie jau pradėtas, sakykime, diskusijas, frakcijų interviu su visokiais alsiais ir panašiai. Na, tiesą pasakius, vaizdas per daug nesikeičia. Vincenta, kaip pats sakei, pasaulis sukasi vis greičiau ir greičiau, artėja lemiami rinkimai tiek Amerikoje, tiek Lenkijoje, kur kaista aistros, Ukraina eina į priekį. Neseniai NATO summitas praėjo, kur pirmą kartą, įsivaizduok, Ukraina jau įvardyta kaip saugumo nešėja, ta prasme ne tik kad gavėja, bet jinai suteikia saugumą, reiškia, tonas jau kyla, o tos išvados nesirašo be Trumpo, žinant, kuo prasidėjo visa šita istorija. Tai, bet problema visa, kad šalia tų istorinių dalykų, kaip tik paminėjai dar ir tą Austriją, kur pirmą kartą krikdemai apsisprendė visą jėgą plėsti Europos Sąjungą, kas yra sena krikdemų politika, bet problema, kad mes nedalyvaujam tose procesuose. Realiai visą širdim mes paskendę kažkokių postų stumdymuose, naujose pavardėse. Ir aš taip apibendrinau pasniam savo straipsnį, toks pats jausmas kaip Ispanijoje. Užsienio politika mirė. Niekam nereikalingi šitie reikalai, apie kuriuos mes čia nuolat kalbam. Užsienio saugumo, gynybos politika. Viskas yra per vidaus politikos prizmę. Budrys vos atsilaikė, vos gyvas liko. Klausimas yra, ką mainais už tai pažadėjo. Aš bijau, kad gali būti paaukota dalis jo likusios geros komandos, gali būti pastatyti raudonieji komisarai visur aplink jį, kad jį kontroliuotų, o jam pačiam, kaip šiandien pasakė Veryga, tiesiai šviesiai, jeigu jis nenusileis dėl Kinijos, tai premjeras gali jį atleisti. Kokio velnio, aš klausiau garsiai ir viešai, mes turime nuolaidžiauti Kinijai, nes tai yra nenuoseklumas. Įsivaizduok, vyriausybės programų jie rašo, su Rusija ir Baltarusija šiukštu bendrauti negalima, nes jie agresorės. O kas yra Kinija? Jis yra lemiama pagal NATO žodyną Rusijos karo įgalintoja. O su ją mes kažkodėl peršamės į draugus, mes puolame ant kelių, lyg tai būtų pagrindinis užsienio politikos tikslas, reiškia padėti pagrindiniam Rusijos pagalbininkui nukariaujant Ukrainai. Tikintis ko? Diplomatinių santykių, ką jie padės? Atplėš Kiniją nuo rusų, sustabdys karą? Nė velnio. Aš įtariu, kad čia kažkoks yra keistas paslėptas interesas, gal tai yra susiję net ir su tuo finansų ministrų keistu, kuris dirbo taip artimai su visokiom ten ir pramonės struktūrom, ar dabar į finansų ministeriją eina, aš nežinau, bet čia kažkas turi būti paslėpta, nes logiškų protų
tu nepaaiškinsi, kodėl dabar, kai mes bandome užsitikrinti, kad Amerikos kariai bus Lietuvoje, kad NATO mus gins ir gal net ilgainiui plėsis į Ukrainą, kad kai Europos Sąjunga pradeda dėrybą su Ukraina, mes visą dėmesį sutelkėm į Kiniją ir pakabinam mūsų ministrą ant kabliuko. Logika nesueina kodėl, nebent todėl, kad jie labai nekenčia konservatorių, bet nejaugi dėl to žalos iš savo šalies interesus. Čia yra kažkas paslėpta, ką mes matyt sužinosime vėliau, bet protu tai yra nepaaiškinama, nesuvokiama. 2 metus kapstomės vietoje užsienio politikoje ir realiai dabar faktiškai prirėmę šautuvą prie smilkinio Budriui, mes jam net neleidžiame judėti, mes jį verčiame judėti priešo kryptimi. Nežinau, kaip taip, gal tai istorikai, gal tai žvalgyba, gal tai kokia kriminalinė policija paaiškins, kodėl tai vyksta, bet aš nesuprantu logiškai šitų judesių, niekaip negaliu paaiškinti ir pateisinti. Šiaip tiesą pasakius, aš kaip tik ir laukiau mūsų šito skambučio ir pokalbio, kai tik paklausė, kas ten dedasi su Budriu. Nes mesgi prisimant prieš kiek čia 2-3 savaitės buvo prezidento užduotas Budriui darbų sąrašas, ar ne? Iš vienos pusės Taivano geriausi draugai, iš kitos pusės Kinijos geriausi draugai, kažkaip čia logiškai nesuėjo. Tai logiškai pradedi mąstyti, ką Budrys pasiūlė mainais į išlikimą. Iš tiesų, logiškai pamačius čia, nežinau, ar sunku yra teisingas žodis. Drįščiau teigti, kad čia iš tiesų neįmanoma. Ir manau, visi žmonės suprantantys užsienio politiką tai ir supranta. Todėl ir kilo tas klausimas, ties kuriuo punktu Budrys galėjo taip nusileisti, kaip čia galėjo, kokie čia mainai įvyko, kad jis galėtų pasilikti užsienio reikalų ministerijoje. Ir todėl ir norėjau su jumis apie tai pasikalbėti, nes man kažkaip, nes čia yra toks milžiniškas dalykas, jau pradeda galvoti, kad jis turėjo savo sielą parduoti, dėja, vardan tvarkingesnės mūsų užsienio politikos. Neduok Dieve, socdemai atiduos kažkokiam dar vienam draugeliui, kaip Kaunui atidavė krašto apsaugos ministeriją, tai ir dar kažkokį tokį surastų. Tai aš jau pradėjau galvoti, ar negali būti, kad kaip socdemai ir jų šitą šutvę nuolatos norėjo pamažu judėti link ryšių santykių normalizavimo su Baltarusija, sakykime, normalizavimo. Ar negali tai būti, kad Budrys sutiko kažkiek švelniau ties šituo aspektu judėti? Aš manau, kad čia nereikia ieškoti didžiulio proto, čia, mes, taip sakant, centro dešiniai labai ieškom didžiulių dalykų, čia viskas yra labai grubu ir paprasta. Budriui, atsiprašau, pasakyta atsiklaupti ant kelių prieš Kiniją, nes sakinys yra tiesiog toks nudroštas vyriausybės programai atstatyti santykius su diplomatiniu atstovavimu iki es lygio. Viskas. Paluckas dar savo laikais rašė, kad Kinija mums yra grėsmė mūsų užsienio ir saugumo politikoje, kad grėsmė yra jo santykiai su Rusija ir palaikymas Rusijos kare prieš Ukrainą, kad grėsmė yra Kinijos įsitvirtinimas Baltarusijai. Jie viską nuplovė ir pasakė, tu faktiškai, ir aš dar iš vieno išvelgiau tai dalyko, Taivano neliko nieko. Nes tu tik ką pasakėjai, anksčiau dar Budriui buvo sakyta, tai nubėgta ekonominį takelį su Taivanu, išreikalavo kažkokių investicijų, nieko. Yra labai gražus ten paragrafas apie, kaip čia reikia plėsti santykius Indijos ir Ramiojo vandenyno regionų, įvardyjamos šalys, bet Taivanas net ir kaip ekonominis partneris nėra įvardymas, jo nėra, jis neegzistuoja. Tai aš manau, jam buvo pasakyta, lieki postą, jeigu parduodi Taivaną, ir atsiklaupė ant kelių Kinijai, nes Kinija, mes puikiai žinome, reikalauja 100% atsiklaupimo ir kaltės išpažinimo, ir tai bus parodyta visam pasauliui, kad visi, kas prieštarauja Kinijai, baigė liūdnai. Taip kaip anksčiau mes kaip tik buvom pasipriešinimo komunistams simbolis, dabar mes būsime nuolaidų Kinijos komunistam simbolis, ir
tai pasako kai kurie mažiau patyrę policijos atstovai, frakcijai pas mus šią savaitę buvo tas jaunasis Katelinas, kuris tuos, kurie gynė mus nuo migrantų, policininkus pavadino Amonu ir kai jisai jau aš išprovokavau šiek tiek pykčiui, jisai beveik drebėdamas pasakė taip, mums reikia atnaujinti trąšų tranzitą su Baltarusija, nes labai nukentėjo, pasirodo, čia Lukašenkos režimas ir labai pasipelnė Rusija, čia tokia sena Kremlių žmonių plokštelė. Ir aš po to atradau dar vieną ne vieną teiginį, kad mums reikia išvystyti ekonominius santykius su Kinija. Ir tai, matai, mums labai padės. Tai įsivaizduoji, visi vakarai traukėsi nuo kiniečių, bijo jų, nes jie, žudo vokišką pramonę, po 10 000 darbo vietų per mėnesį mes bandom ieškoti sėkmės su komunistinė Kinija. Tai yra visiškai seni socdemų takeliai, ką jie bandė daryti Butkevičiaus laikais, nežinau, kokiais ten Lenino anūkų keliais, bet, tai yra kelias į absoliučiai niekur. Dar Skvernelis padarė išvadas, kad, visas tas bendarbiavimas su Kinija grėsia mūsų saugumui. Tai visos žvalgybos patvirtina. Jie nieko negirdi, nei NATO, nei ES, nei JAV. Ir vietoj to, kad dirbtų ten, kur reikia, dabar NATO viršūnių susitikime buvo priimtas dar vienas geras sprendimas, tą Baltijos oro policijai, Baltijos gynybos policiją versti, tai dirbkit su amerikiečiais. Ieškokit kelių į Vašingtonę, o ne į komunistinį Pekiną. Padarykit tai kūnu. Susitaikykit su Lenkais, suveskit, kad jie nesipyktų su ukrainiečiais. Su jais sukurkit kažką. Visa energija turi būti vakaruose, bet ne į Pekiną. Prie ko čia Pekinas, kuris žiauriai erzina mūsų pagrindinę sąjungą Ameriką ir tą pačią Vokietiją. Jisai žudo jų automobilių pramonę. Tai kaip mes čia prašome, kad vokiečiai bazes pas mus statytų ir padedame, investuojame į šalį, kuri griauna mūsų pagrindinės sąjungininkės. Kur čia logika? Ir ne tik, kad griauna, bet aktyviai prisideda prie vadinamosios blogio ašies. Truputį vėliau išsiplėsiu, bet kai buvau Izraeliu, labai matosi, kaip yra tas nuovargis iš izraeliečių pusės žiūrint tiek į mus, tiek į likusius vakarus, kad, Jėzau Marija, jūs čia dirbat su Kinija, kai jie realiai yra tie, kurie gelbsti Iranui, gelbsti Rusijai, gelbsti visiems tiems, kurie nori išnaikinti mūsų vakarų civilizaciją. Tai čia yra ir liūdniausia. Bet buvot paminėjęs apie NATO samitą. Aišku, mūsų socdemai nei jiems įdomu, nei ką, bet likusiems vakarams tai yra ir įdomu, ir svarbu, ir tai iš esmės yra vienas iš paskutinių ramščių, ant kurių mes laikomės prieš rytus iš esmės. Tai kas ten vyksta Ankaroje šiuo metu? Aš žinai, ką aš pasakysiu taip grubiai, nes vis tiek kalbu apie socdemus ir jų politiką. Tas jaunuolis, kurio neįvardinsiu pavardės, nes gerbiu jo tėvą, šokantis ant Amerikos vėliavos, broliukas Ruginienės patarėjo ir ilgametis, Andriukaičio komisaro patarėjas, man yra dabartinis socdemų išraiška, jeigu nuimt visą grimą. Arba tai, ką pasakė tas pats Katelinas, tai taip aš manau, jie iš tikrųjų galvoja. Tai ta prasme, čia tokie radikalios kairės atmainos, kurios iš esmės, jiems nereikia Žemaitaičio. Jie kaltint gali Žemaitaitį, ko nori, bet patys dėl savo radikalumo, jie iš esmės, užsidaro nuo vakarų pasaulio, trypia tas vakarietiškas laisvės vėliavas, ir nežinau ką, siekia socialinio teisingumo su Kinijos komunistais. Yra absoliuti iliuzija, yra beprotybė kažkokia. Aišku, toks pinigas gali būti gan greitas, jeigu tu parsiduodi tikriems karo kurstytojams, bet kadangi jie apsimeta taikos angelais ir mūsų vadina, Vincentai, su tavim karo partijom, jie yra kaip tie Čemberlinai 38 metais, kurie su Hitleriu paskelbė amžiną taiką. Jie tie visi vaikai, jie nori taikos, o ką tai reiškia? Tai reiškia tarnauti Putinui ir visiems šitiems užkariautojams. Ir gal to okupuotojų valstybė ir turėtum tam tikrą taiką, bet
tokie kaip mes būtume nužudyti ir išvežti, o tie parsidavėliai gal ir turėtų tam tikrą taiką savo būtuose okupantų, taip sakant, išlaikomose, bet na tai yra šlykštu ir keista ir nelogiška ir bedėja, matant, koks nusilpnintas yra Budrys, jam yra faktiškai įstatytas pistoletas į smilkinį, aš manau, kad galime konstatuoti, kad antrais socdemų valdymų metais jie galutinai numarino Lietuvos užsienio politiką ir mes tapome kažkokiu aptarnaujančiu ešalonu tiems blogiukams, tiesiai šviesiai, tiem patiems, kurie žudo Izraelį. Ir šiaip man būtų įdomu, Vincentai, jeigu tu papasakotum pats dabar, apsikeičiam šiek tiek rolėmis, aš tavęs apie Izraelį paklausinėsiu. Aš ten pats buvau 2-3 kartus, mane sužavėjo ta šalis, kaip pasipriešinimo autokratijai ir gebėjimo išgyventi, bet ką tu pats pamatėjai, jauna karta, ką tu įsidėmėjai? Na, pradžiai grįžtant prie to pačio jaunuolio, kuris šoko ant Amerikos vėliavos, jo vyresnysis brolis, kuris Ruginieniai patarėjavo. Nu, čia yra dėja, bet manau, auganti problema Lietuvoje. Aš dažnai sakau, kad Lietuva atsilieka nuo vakarų Europos politinių tendencijų 2 ar 5 metais. Tai ir dėja pas mus ateina šitas vajus ir antisemitizmo, antisionizmo iki tokio lygio, kur jau pamažu darosi ir sunku ir baisu net sakyti, kad Izraelis turėtų turėti teisę egzistuoti. Kai aš buvau Izraelį, vaizdas buvo visiškai kitoks, nei dėja dažnai matosi socmedijose, kurios yra, aišku, dabar iš esmės socmedijų algoritmus laimi tie, kurie daugiausiai ten pinigų pumpuoja ir kontroliuoja algoritmus. Tai Izraelio atveju mes matome, kad ir patys izraeliečiai labai liūdnai pripažįsta šitą, kad čia yra vienintelis frontas, kuriame jie pralaimi. Nes Kataras, Kinija, Rusija prie to pačio pumpuoja pinigus į algoritmus, į socmedijas, kad tik atrodytų, kad Izraelis, valstybė, kuri ginasi prieš teroristus, ne prieš šalis, prieš teroristinės organizacijas, kurios, aišku, yra remiamos valstybių, bet ginasi prieš juos, kur buvo užpulti prieš 3 metus. Labai žiauriai buvom ir tuose labiausiai paveiktuose kibucuose, kurie buvo užpulti, ten atvažiavo tie teroristai mašinom, motoroleriais ir net sklandytuvais virš tvoros užpuolė, pagrobė vaikus, senelius, jau nekalbant apie išprievartavimus, namų sudeginimus ir panašiai. Tiesą pasakius, grįžęs iš Izraelio, man yra toks vienas besikartojantis vaizdas. Tai mes buvom tam kibuce, vadinasi Nir Oz. Ten daug kas dar neatstatyta, nes daug kas ir nesugrįžo ir tiesiog nėra tos darbo jėgos, kuris sutvarkytų, vis dar išlieka ta trauma baisi. Ir mus ten vedžiojo, mums norėjo parodyti, kas čia per žiaurumas buvo. Čia nebuvo šiaip savo kažkoks išpuolis, prie kurio jie pripratę dėja. Bet važiuojam į namą, kuris visiškai sudegintas, važiuojam ten į tokį kambariuką, kur nuomet gyveno 2 vaikai, tėvų kambarys šalia, užimė tą vaikų kambarį, o ten vaikų lovytė sušaudyta. Tai mes matom, su kuo mes čia turime reikalų. Dažnai, manau, yra pamirštama, kieno pavyzdžių treniravosi ir Hamasas, ir Hezbollah, iš kur jie gauna pinigus. Nu, vien faktas, kad šitos teroristinės grupuotės kovoja su Kalašnikovais, manau, tai jau daug ką pasako. Bet tiesą pasakius, mes turime, kad ir kiek mes galėtume karts nuo karto, manau, visai legitimiai pakritikuoti jų dabartinę valdžią, bet valstybė, žmonės turi teisę visų pirma egzistuoti, gyventi ir klestėti. Ir dėja, pamažu bijau, kad vakarų pasaulis nusisukinėja nuo jų, ir čia yra dėka ir kinietiškų socmedijų, ir bendrai oligarchų pumpuojamų pinigų į tas pačias socmedijas. Tai man gali paaiškinti, nes aš irgi turiu 4 vaikus. Jie šiaip, man labiau mano pažiūrų, bet
Bet ką gali žinot, va tu man paaiškink, tas jaunas žmogus, kuris trypiantis Amerikos vėliavą ir tie palestiniečius karom apsikarstę žmonės, jie yra tiesiog aukos socialinių tinklų, nes įsilavinę žmonės, tu žiūri jų veidus, tu stebiesi, nu aš tikrai nuo ryto iki vakaro domiuosi, skaitau, žiūriu, analizuoju, na aš niekaip neatsistočiau jų pusę. Bet jie ten stovi ir jie patarėjauja mūsų aukščiausiams socdemams, garbės pirmininkams ir kitiems, ta prasme. Tai kodėl? Ir kodėl tos kairė, tai yra nauja banga? Iš kur ta banga? Iš Kremliaus? Čia tie naujieji raudonieji, nauji kraštutinė kairė, kuri kuriama, nežinau, šitų socialinių autokratų? Aš šitą Tinklų? klausimą irgi uždaviau šiaurės šalių koordinatoriai jų užsienio reikalų ministerijoje. Dėja dabar tiksliai neprisimenu jos pavardės, bet labai ne pilnai atsakė, bet yra, manau, jos atsakymė tam tikros tiesos, kurią galima išgliaudyti. Ir tai yra iš esmės, kad per visus laikus visada buvo tam tikra dalis jaunosios kartos, kuri buvo ir antiamerikietiška, antivakarietiška, nes iš esmės tiesiog anti-establishment. Ir tai tiesiog primena Čerčilio tokią citatą, kad jeigu jaunas ir nesocialistas, jį reiškia širdies neturėjo, jeigu senas ir ne konservatorius, reiškia proto neturiu. Tai yra dalinai tiesa, bet problema yra dabar, kad tie visokie ekstremistai, antivakarietiškai nusiteikę jauni žmonės, kurie, kaip jūs sakote, yra pakankamai išsilavinę, visi turi bakalauro laipsnius ir panašiai, bet dabar tie marginalai tam tikri, atsiprašau, turi būdą, kaip padaryti tai, kad jų tas balsas, jų tos nuomonės, kabutėse, būtų iškeltos į visuomenę, kuo aukščiau, kuo garsiau, nes jie turi jiems palankius sos tinklus. Ir aišku, nors, manau, didžiąją dalimi šitie jauni žmonės, kurie kuria TikTokus, sakykime, apie tai, kad neva tai Izraelis vykdo genocidą Gazos ruože, iš esmės klausimas yra, iš kur ateina visi tie patiktukai ir persidalinimai. Ir tai ateina iš tų senai veikiančių botų. Ar jie būtų iš Rusijos, ar jie būtų iš Irano, ar jie būtų iš Kinijos. Bet taip ir iškyla šitos marginalios idėjos į viešumą. Ir jeigu jos yra gražiai padėliotos, tai manau, gali, ir ne vieną žmogų, kuris per giliai nesidomi užsienio ar bendrai politiką įtikinti. Bendrai paėmus, jeigu gražu ir faina, tai irgi sudomins, įtikins ir net nereikia kažkokių gilesnių, rimtesnių ir ties pasakius faktiškų įrodymų. Tai Vincentai, įsivaizduok, va tas elementas su vėliava, taip? Aš gerai žinau, aš kalbėjau su Amerikos ambasadoriu Vilniuje, jinai stengiasi tą vėliavą padaryti, čia buvo jos gal tokia gulbės giesmė prieš išvykstant iš meilės Lietuvai, nes jin puikiai žinojo, kad dabar yra lemiamas momentas Amerikai apsispręsti dėl karių buvimo. Ir jinai puikiai žinojo, kad vis tiek ta vėliava gali pritraukti, dėmesį pagrindinio šalies vadovo, kuris reaguoja į tokius dalykus. Tai nežinau, ar jai pavyko, aš tikiuosi, nes mačiau ir mūsų ambasada pompavo Vašingtone tos vaizdus Trumpo administracijai, bet tas jaunas žmogus, vienas dalykas, jisai, net nenorėdamas, bet jisai sužeidė šitą gražų tikslą, kuris apsaugotų ir jo paties gyvybę, ir jo vaikų, ir anūkų. Ir jis grinai, kaip tu gerai sakai, nesivaizduoji, momentas, kada jisai šokant tos vėliavos, buvo grinai tada, kada spauda priėjo klausti tų žmonių, tai ką jūs norėjote pasakyti. Ir jis būtent tada, pamatęs, kad tai yra jo momentas, jisai pradėjo trypti vėliavą, ko negali daryti. Tai yra kitos šalies simbolis iš elementarios pagarbos, bet jis tai padarė grinai egoistiškai, kad patekti į mediją, pažeisdamas, faktiškai mūsų visų interesus,
kad mes būtume apginti tos Amerikos, kad jinai dar kartą atkreiptų dėmesį į šitą nuostabią valstybę, kuri nuostabiai finansuoja gynybą, viską ir taip toliau. Tai grinai toks egoistinis instinktas užvaldė prieš mūsų bendrą interesą, kas yra šiaip šlykštu. Tiesą pasakius, mes visi buvome, aš vis dar esu jaunas žmogus, bet visi žmonės prisimena tą tokią jaunystę, kur taip norisi kažką pakeisti, padaryti, galbūt piktą ant Trumpo, galbūt piktą ant to ir ano. Bet todėl aš galiu ir su kažkiek teoriškai, logiškai įsivaizduoti, kodėl tas jaunuolis pagalvoju, kad čia gali būti geras sprendimas, bet šiaip iš tiesų pažiūrėjus, čia buvo visiškai savanaudiškas, egoistiškas sprendimas, kuris jokios naudos neatneša, nebent jam ten pasikelt kažkokius ten sekėjus, ar tai Instagram'e, ar TikTok'e, bet bendrai nuo to dėja kenčia valstybė, mūsų įvaizdis ir iš esmės neduok dieve mūsų tas gilesnis santykis su JAV, nes mes žinom, koks jis dabar ypač yra trapus ir sunkus. Todėl galime apie Izraelio, gerai, 3 pamokos, tu ką atsinešėjai, esminiai daiktai, žinai, ką tu pamatėjai, ko mes nedarom, nes man ta valstybė įdomi, jinai šiaip unikali yra. Visos kritikos jai yra pavyzdys iš gyvenimo ir kaip gali maža tauta ginti, žinai. Ne tik iš gyvenimo, nes jie šitą moką darys, čia yra Jėzų, kiek daug tų pamokų. Ką aš pirmą noriu pasakyti yra iš esmės, kad ne tik, kad tai yra išlikimo pavyzdys, bet ir integracijos pavyzdys. Jų, sakykime, gyventojai yra ir jų piliečiai yra iš tiesų sugrįžę žydai iš viso pasaulio ir ne tik žydai. Yra ir krikščionių mažuma, didžioji dauguma jų yra arabai, bet jie yra irgi Izraelio piliečiai, lygiaverčiai, jie turi teisę ir balsuoti, ir gauti valstybinės pašalpas ir panašiai. Lygiai taip pat kaip ir tokia, sakykime, keista bendruomenė, jie vadinasi drūzais. Jie gyvena šiaurinėje šalies dalyje, Galilėjoje. Jie turi labai keistą religiją, kurios jie net patys dalimi ir nesupranta, nes tai yra labai paslaptinga religija, bet Izraelio valstybė visuomet ir vis dar duoda prieglobstį ir gebėjimą išlikti ir gyvuoti tiems, kurie kenčia nuo totalitarinių režimų. Ar tai būtų Sirijoje, ar tai būtų prie Hamaso, ar tai būtų kitur, jie priima tuos, kurie trokšta laisvės ir taikos. Aišku, tai atrodo truputį, sakykime, paradoksiška, atsižvelgiant į tai, kad Izraelio kraštą jau 80 metų nepalieka amžini karai, išpuoliai ir panašiai. Bet palyginus su bendrai visų regionų, Izraelis moka atsilaikyti. Todėl iš tiesų bendrai buvo tokia milžiniška trauma visuomenėje po spalio 7 išpuolių, kur mes visi bendrai ir vakaruose, ir patys gyventojai Izraelyje susidarė nuomonę ir įspūdį, kad Izraelis yra tiesiog nenugalimas. Ta jų kariuomenė yra visuomet pasiruošusi, jie turi geriausią žvalgybą pasaulyje, geriausius ryšius ir panašiai, bet tokiam išpuoliui, kaip ir įvyko spalio 7 dieną 23 metais, jie nebuvo pasiruošę. Ir tam tikrose vietose, šiaip daug kur, užtruko apie 9 valandas, kad kariuomenė pasiektų tas labiausiai paveiktasias vietas. Kai iš tiesų užtrunka apie 3-4 valandas nuvažiuoti nuo piečiausios Izraelio dalies iki šiauriausios. Tai yra tokių niuansų. Bet tiesa, dar vienas toks pasakymas, kuris man labai įstrigo. Kalbėjome su ir kibucų gyventojais, ir paprastai žmonėmis, kurie šiaip neįtikintys, nei labai jau ten pernelyg patriotiški, tiesiog paprasti žmonės, kurie ten eina į darbą kiekvieną dieną. Kalbėjome su jais, klausime, čia nesaugu, mes matome, kad čia vos ne kasdieną tie oro pavojaus sirenos, kad čia šiaip labai brangu gyventi, Izraelyje yra nesuprantamai brangu gyventi,
Jūs nenorit grįžti į Lietuvą, į Lenkiją, į Vokietiją, sako ne. Ne. Mums Izraelis yra namai, mes žinome, kas būna, kai būname kitur. Čia yra vienintelis mūsų užsilaikymo garantas. Ir aš su tuom sutinku, aš kaip lietuvis jaučiu milžinišką atsakomybę žydų tautai po mūsų tautos prisidėjimo prie jų išnaikinimo. Ir todėl mes turime visom kojom, visom rankom stengtis padėti ir užtikrinti, kad ta valstybė, ta tauta išliktų nepaisant visko, nepaisant jų vyriausybės tam tikrų neskanių ėjimų karts nuo karto, bet tai lieka mūsų atsakomybė užtikrinti, kad žydų tauta toliau turėtų savo valstybę. Ačiū, Vincentai. Aš manau tikrai svarbu, ką tu pasakėjai, o man dar iš Amerikos prie viso to, ką tu pridėjai, neužmiršiu vieną iš litvakų bendruomenės vadų Filadelfijoje. Mane tai pasisodino, mes taip kalbam apie tai ir jinai man priminė, sako, žinai, Žygi, čia ne tik, kad jūs čia irgi dalis lietuvių prisidėjo prie tų žydų žudynių, kad ir kiek jų buvo, jūs supraskit, kad jūs nužudė dalį savo lietuviško integralumo, savo orumo. Ir nes jūs buvo tauta, kuri sugebėjo unikaliai apjungti visas kitas tautas į didžiulę valstybę nuo jūros iki jūros. O į Rusą jūs laik siaurindavo. Ir naciai lygiai taip pat mus stūmė į tos nusikaltimus. Ir mums, jeigu mes norime dabar pasinaudoti progą tą besiplečiančią Europą vėl išplės nuo jūros iki jūros, kai mūsų vaidmuo dar pakankamai stiprus, bent jau kai kurių partijų ar kai kurių lyderių, tikrai netų raudonųjų, tai mes turime ir matyti tai, kas įvyko, ir kartu, aišku, neprarast orumo, nes teko dalyvauti ir tose sukilimo minėjimo iškilmėse. Ir aš pamačiau tokią visiškai polarizuotą Lietuvą. Vieni kaltina, kad mes šiandien tik tai dalyvavom žudynėse, kiti džiaugiasi tik savo sukilimu. Reikia matyti viską. Visko buvo. Dalis mūsų tautos darė nusikaltimus, bet tie, kurie sukilo už Lietuvą, yra ne tik tokie, jie yra didvyriai. Kaip ir žydai šiandien saugo save, tai mokykime kartu su žydais gintis nuo priešų. Aš girdžiu tokią gražią idėją iš kai kurių mūsų šaulių. Pavyzdžiui, kalbinkim litvakus sukurti savo šaulių brigadą, reiškia savo grupę, nes žydai mus gynė, mokykime viens iš kito. Mes esam savotiškai gyvenusios kartu tautos nuo 13 amžiaus, mes žinom, kaip gintis, mes esam karingi žmonės, tai neskaidinkim viens kito tose pykčiuose ir nesutarimuose, mokykimės ir lipdykim regioną. Lenkai, ukrainiečiai, baikit pyktis, junkimės, turim bendrą priešą maskolius, kurie mus skaldo ir valdo. O tai, ką dabar daro raudonieji, jie bando įsiteikti tiems, kurie mus skaldo ir valdo. Absurdas. Gintis nuo jų reikia ir nuo kiniečių, ir nuo baltarusų, ir nuo rusų. Juos reikia nugalėti, bent jau rusų šitoj teritorijoje. Ir viskas yra švęst pergalės naujos galingos Europos, kurią kurs ir lietuviai kūrė, ir lietuviai ir lenkai šitom rankom. Į žydų patirtim taip pat apsiginklavę. Būtent, ir žinot, aš pridėsiu, užbaigiant šią temą, kad ir kur aš be nukeliavau Izraelyje, nes buvau ir Jeruzalėje, ir Tel Avive, ir šiaurėje, ir pietuose, aš su vos ne kas ketvirtu žmogumi susipažinęs, pasikalbėjęs, pasakęs, kad aš esu iš Lietuvos, jie sakė, kad jie irgi turi giminių iš Lietuvos, parodydavo, iš kurio būtent, ar tai iš Tetlo, ar dabartinio kaimelio, miestelio, jų šeima buvo kilus. Ir aš kažkaip galvojau, kad nuvyksiu ten ir bus toks, užsilikęs ar tai pyktis ar nuoskaudas. Aišku, yra tų nuoskaudų, bet vis tiek dabar yra žiūrima į Lietuvą per geresnę prizmę. Dabar mes turime labai daug Izraelio studentų, kurie atvyksta pas mus, būtent studijuoti medicinos. Ar tai būtų Vilniaus medicinos įstaigos, ar tai būtų Kaune, LSMU. Mes turime tokį turtą ir mes
privalome jį vykdyti, nes iš tiesų Izraelis, žiūrint vien tik pragmatiškai, šiaip Izraelis yra valstybė, kuri moka gintis, mes turime iš ko pasimokyti, jau vien žiūrint į jų šauktinių ir šaukimo ir kariuomenės struktūrą, bet ir mes turime labai daug kultūrinių ryšių, kuriuos tiesiog privalome statyti, dalintis ir kurti arba iš naujo, arba tiesiog statyti tai, kas buvo. Ir aš manau, kad čia būtų ir mums sielai gera, ir valstybei naudinga. Ir visiškai pritariu tavo žodžiams ir mano paskutiniai įspūdžiai iš Amerikos, reikia neužmiršti, kad būtent Amerikos žydų bendruomenė kartu veikdama su lietuvių bendruomenė buvo vienas iš pagrindinių pagalbininkų mums įstojant į NATO. Tas pats Andy Bakeris, kuris čia važinėja ir vis primena mums vieną ar kitą skaudulį, negalima pamiršti, kad jisai su savo visa kariuomenė, bendruomenės, kuri yra galingiausia Amerikoje, mums padėjo įstoti į NATO. Ir netgi, kai Amerika daro tuos nuklydimus prorusiškos politikos, ką daro ir kairė, ir dešinė, Amerikos žydai jiems primena, neužmirškite, kad jūs turite stovėti ne su autokratais, ne su kiniečiais, ne su rusais, o su laisvom tautom. Tai yra ir su Lietuva, ir su Ukraina. Ir jie tą daro. Jie tą daro galbūt ne visada matomai, jie turi savo būdų, bet jie rašo laiškus, jie susisiekia su kiekvienu kongresmenu, tai jie yra mūsų sąjungininkai. Ir aš tą ukrainiečiam pasakiau, grįžtam prie mūsų senos temos, panaudokite visą diasporos jėgą, Amerikos žydų jėgą, lietuvių, lenkų, ukrainiečių savo naudai. Tai yra jūsų milžiniška kariuomenė. Nebijokit jų, negalvokit, kad jie ten kokie nors išdavikai, kaip kartais ukrainiečiai mąsto apie tuos išvykusius į vakarus. Ne, dėl įvairių priežasčių tie žmonės atsidūrė, sutelkit juos ir laimėkit. Tonas NATO keičiasi dėl Ukrainos. Aš esu įsitikinęs, nors kai kurie čia visokie radikalai Seime ir šiandien net kėlė, ką mes čia remiame Ukrainą į NATO. Šaukštai po pietų, ne, mėlyjei, ne po pietų. Ateis laikas, gal net tam pačiam Trumpui susišvies į pabaigą kadencijos, nes paprastai jiems susišviečia į pabaigą kadencijos viskas, kas mums šviečiasi jau tūkstantmečiais. O jeigu ne šitas, tai kitas prezidentas su naujų kongresu, kur bus milžiniška parama Ukrainai, mes pasieksime tą amžiną tikslą. Ir dar, Vincentai, noriu paminėti paskutinę dalyką, kol mes čia važinėjom, ko nepaminėjau. Mes per tą laiką kartu su broliškiausia mums ISAMA partija Estijoje parašėme laišką, kurį pavadinom Baltic American Spring. Daugybė iniciatyvų, ką mes kaip Baltijos šalys susitelkę galime daryti Amerikoje, kad mus daugiau matytų, daugiau girdėtų. Ir atgarsis yra net vakarų ambasadoriai, Kanados, Amerikos, kiti atėjo, ką jūs čia įdomiai tai prašot. Ir aš žinau, kad ir dabartinė estų valdžia, tai bent jau diplomatiniai sluoksniai, tai gan gerai vertina. Tai tikrai neišnaudotos galimybės yra mūsų darbo už Atlanto, turint padėti ukrainiečiams laimėti tą mūšį ir Vašingtone, ir patys savo tą gynybą užtikrinti, mokydamėsi, kaip dirbti žydų. Visi šitie dalykai, ką mes mokomės ir išmokome, yra faktiškai žydų pirmųjų išbandyti ir mūsų emigrantų bendruomenės yra iš jų išmokusios. Tai sujungtas jėgas ir laimėti, nieko kito nepadaryti. Būtent. Bet šiaip, jūs labai gerai dabar paminėta, aš manau, mes dabar pratęsim podcastą 10 minučių, nes šiaip aš manau, kad yra labai svarbu pasidalinti ir su klausytais, ir su kitais, ką mes būtent parašėme tame laiške, kokios tos iniciatyvos, nes aš jį skaičiau, kažkiek pataisiau keliose vietose. Tikrai nuostabios iniciatyvos, niekas taip nedaro. Tai gal įvardinkit jūsų mėgstamiausias kokias top 3 ir trumpai panalizuokim, kur čia gali būti nauda. Pavyzdžiui, kartu, kai Baltijos šalis kovoti ne tik dėl batalionų amerikiečių buvimo, ne tik dėl tų 1000 karių, bet dėl brigados. Dvigubai, trigubai didesnio kiekio, bet suremti jėgas, abiem kovot, vykdyti Amerikoje bendrus užpirkimus.
kai tu bandai atsistoti į eilutę kokį ten patrioto ar nepatrioto pirkt, eilutė yra kosminė, tu moki 5 kainą, jeigu tu moki po 1, jeigu tu susitelki ir moki kaip 3, tau visų pirma kaina mažesnė ir tu eiliai žymiai arčiau stovi, nes tiesiog masė atsiranda didesnė. Arba kitas dalykas, į kurį įsivaizduok sureagavo net Edward Lucas iš Londono, kuris įsteigė čia pas mus tą pirmą Pan Baltic think tanką, aš ten rašau, įsteikime kaip Baltijos šalis vieną rimtą think tanką Vašingtone. Lenkai turi bent 2, aš įskaičiuočiau, Slovakų, globsekai visokie. Tai kodėl mes negalim sumest pinigėlių, atrast keletą gerų rimtų galvų, nusisamdyti Amerikoje ir viskas, kad jie klegėtų tose smegenų centruose apie mus pasakotų. Kitas pavyzdys, žurnalistai. Aš su Estija ambasadoriu apie tai šnekėjau. Klausyk, sako, mes turime vieną LRT žurnalistą, Šiemelį. Šiaip, žinai, kiek 10 metų aš prašiau LRT dar savo ambasadorystės laikais ir galų galiai jis ten dirbo. Jis šiaip dirbo puikiai. Žinai, nežinau, 10% panoramų yra jo reportažai iš Vašingtono. Bet Estai turi savo Delfį. Tai kodėl, pavyzdžiui, mums nesutarus, kad mes sumetam pinigėlius, mes padedam kažkaip, sudarom sąlygas, įkalbinam hubą padaryti mūsų medijos, kurie ne tik atraportuotų Delfiuose ir kitose 15 minutėse, ką daro amerikiečiai, bet anglų kalba rašyto, kas vyksta Baltijos šalyse. Buvo kažkada Delfi English projektas, dabar yra tik Delfi.ru, kur mes transliuojam savo informaciją priešam, kad jį girdėtų normalią informaciją. Tai, arba, pavyzdžiui, gerai, dar viena idėja Baltijos Amerikos komercijos rūmai. Šiaip mes lietuviai esam čia pirmūnai. Pas mus Amerikos verslo palyginus su Latvijais Estais, jiems čia tik tai keliais, taip sakant, paskui mūsai. Bet, aš žiūriu biški plačiau. Amerikiečių kompanijos, kuris nusileidžia į visą regioną. O Latvijoje, Estijoje jų yra mažai. Man nesvarbu, kad Amerikos būtų daugiau Latvijoje, nes aš bijau, kad Latvijai su savo būsimuose rinkimuose galimai laiminčių šlėserių rusų oligarchų gali taip pasukti Maskvą, kad mes žaksėsim kartu su Estais. Tai padėkime tam Amerikos verslui plėstis visose Baltijos šalyse, ir toj pačioje Estijoje, kurių žmonės vis klausia, Žygio, kaip tu prisitraukai ten tų investicijų, kame čia reikalas, žinai. Mes neturime to. Tai, žodžiu, Lenkai, grubiai šnekant, atidarinėja savo koją duris Vašingtone. Koją, abiem, ir kairė, ir dešinė. Jos abi yra efektyvios. Dėl įvairių priežasčių. O mūsų pirštukai rankutės, kurios dalis iš jų gimusių Amerikoje, augusių Amerikoje, jos neturi šiandien išėjimo į Vašingtoną. Ir kai tu pasakai, oi, Amerikos kariai bus, ar žinai, Baltijos gynyba bus NATO, bet tu tą turi kūnais paverst. Kas tai kūnais verčia? Konkretus veikimas kartu. Tai gerai, kad sutarėm su Isama vadas tikrai bus Estų premjeras jau kitą pavasarį, jis pas mus atvažiuos į konservatorių suvažiavimą rugsėjo 5, Laurynas važiuos jau pas Isama vadą, jau po jo rinkimų, jis sakė, aš noriu į pirmą laimėjimo šventę tave, Laurynai, pasikviest. Tai gerai, kad ryšys atsiranda asmeninis, politinis, tarp tokių pažangiausių Baltijos šalių, bet tai reikės paversti darbais, nes kol kas Baltijos bendradarbiavimas yra kažkokia istorinių liekanų rinkinys, žinai, Rail Baltica, fine, 30 metų atgal mes darėm tą Rail Baltica, hebra, iki šiol nepadaryta, kur yra projektai, kurie mus nuneštų 30 metų į priekį. Tai užbaigiant, aš noriu, tiesiog esminė mintis yra ta, kad mes kaip lietuviai, kaip baltai, kaip europiečiai, taip ir turime tvarkyti savo reikalus, užtikrinti savo saugumą, savo pranašumą, savo turtingumą ar bent jau gerą gyvenimą per tokias konstruktyves iniciatyvas, o ne per griovimą, ne per šokinėjimą ant Amerikos vėliavos Vilniuje per jų nepriklausomybės dieną. Tai ta nata, ačiū Jums labai, Žygiai, ir už darbus, už iniciatyvas, už keliones ir už geras mintis. Ačiū Vincentui už pozityvumą ir tik pirmin.